Su nakvynės vieta? Nu, prašom užeiti. O, lia, žiūrėk, kaip čia gera. Kur telikas? Nu, neblogai, klausyk. Neblogai. Wow. Ponas ministras. Taip, kas čia pas mus? Skalmi. Aha, gerai. O, žiūrėk, puodai yra, viskas yra, ko tik reikia, nu. Super. Pažiūrim, kokiu greičiu neš. Wow, koks šiltas. Kaip tau greit. Oi. Kaip neša. Niekas, prieš Niekaip. Nu va, 7 ryto. Pasižiūrėjom orus, greitai lis lietus. Nu, ne visai greitai, apie 12 val. 1. Tai mums būtinai reikia nuplaukti iki miško, kažkur apie 10 mylių. Ir įsikursim, grybausim ir aišku, virsim vakarienę. Tai kol kas tokie planai. O dar jeigu žuvį pagausim, bus dar geresnė vakarienė. Oras kol kas žvarbokas, bet vanduo labai šiltas. Žodžiu, gera. Jau dėdėsi? Šniūrą? A?
Vau, va čia tai upė, a? O, geras! Ir klot nereikia. Vau. Amen. Amen. Nu va, skėtį radom. Šiandien kaip tik lis. Labai pravers. Tik tikri profesionalai gali įvaldyti tokį meną. Ir plaukt, ir žvejot. Nu tai bus žuvė šiandien ar ne? Ar ką mes valgysim? Aš labiau pergyvenu, kad kukurūzų nebus, žinai? O, jo. Būtų gerai. Pasiruošt. Linksmieji kalneliai. Eina, gerai. Žuvies kaip nėra, taip nėra. Va, Gabrielius eina paieškot kukurūzų vakarieniai. Valgysim skaniai. Miškai, miškeliai, labai graži gamta. Super. Toks tipo, čia mano teritorija. Kiek ten sakai? 70% liso, ne? Ojojoj. Ir taip šlapiau, o dabar dar šlapiau. Nice. Bet čia tik Anglijoje lyja. Velse nelyja. Aš tai Velse dabar. O ten va Anglija. O čia va Velsas. Pagavai? Ne. O čia va tokia košė. Bet čia į vanduo pakils. Eina savo. Reikės bordą kažkaip užnešti. Va, labas rytas. Kažkas indus plauna. Liudukas geležinis. Pats tu geležinis. Aha.
Nu va, čia buvo didelis slengstis vakar, bet dabar vanduo pakilęs nuo jūros. Ir žodžiu viskas kyla. O, mano lenta. Ir pakils greičiausiai iki čia. Tai dabar mes plauksim prieš srovę. Wow, 2 dienas nebuvo tokia rami upė, kol nepakilo lygis. O mes paliekam savo nakvynės mišką. Labai cool. Nu ir bandom toliau į Bristolį. Va, kokia košia maliošia. Vanduo vis dar kyla iki 3 valandos, o po to eisim tai kai su bangelė gerai. Čia tiek vanduo pakils. Wow. Vėl puikus oras. Ir tolimas kelias į Bristolį. Kaip tylu. Dienos reportažas. Upė Nilas, nes labai jau tokia neskani. Jau kavos čia nepasidarysi. Ajajai. Čia maksimalus lygis pasiektas vandens ir lauksim 3 valandos, kol vanduo eis va tenais. O tada tai dumsim. Va dar viena kempingo viečikė. Nu, bet tokia kozerinė. Jau galvoju, jeigu ne čia, tai ar mes rasim dar gerą vietą. Čia biškiai užlip taip yra, bet kaip nors. Coffee time. Nu va, dabar jau ir prasidėjo. Upė jau visų pajėgumų eina link Bristolio. Tuo ir plauksim. Oras. Pasaka. Офигенно! Geresnio būt negali. O! Офигеть oras. Liuksiškas. Kaip sekas? O čia tai pasaka oras. Kaip gražu. Nei žmonių, nei mašinų, nieko.
Ingliund. O čia spėju Valesas. Nu jau kvepia jūra. Kvepia jūra. Nu mes čia užvanojom gerai. Ten tas didysis tiltas. Ir čia didysis tiltas. Kur mes nakvosim šiandien, tai velns žino. Nu va, jau nedaug liko. Už to va tilto. Ir kažkur miestelį ieškosim apsistot. Čia va kartu susiliejo Vija upė su Severna. Labai galinga upė. Žaibuoja biškį. Vau. Pasiekėm tikslą. Dabar surast, kur miegam. Kaip ogyčių pasilgau, niam. Labai smagiai be maisto plaukiam. Biškį turim. Svarbu, kulinaras yra. Kokios skanios. Super. Koks skanus rabarbaras. Kristalizuojasi ant dantų. Nemėgstu, kai žmonės čapsi. Na. Rezu. Tava, vien cukrus. Pasaka. Natalijos sode užauginti. Na. Jezu. Dar liko? Reikės. Kažką. Viskas va. Nespėjau. Skanaus. Na, ačiū. Bėgam. Nu jo, čia net aš bijau. Bet čia svarbiausia mano virtuvė, blėt. Nu. Nifiga себе. Ir kaip čia pasikept kažką? Kažkaip tai reikia laužą gal pernešti. Nu, taip nieko nebus, reikia laužą pernešti čia. Nu. Tai tu, karočią, tu pernešk, aš kūnus palupsiu. Nu va, vėlgi dienos reportažas. Nėra lengva eiti dabar iki jūros, nes nuėjus gan tolokai. Bet jau tuoj pradėsim plaukimą. Pasiruošimas įvyko, viskas susitvirtinę. Bus didelis pasipriešinimas, nes jūra ateina. Ir plauksim va ten toli link Kardifo. Va, jūroj poilsiavietė kokia.
Bangos labai mus stumia atgal, labai didelis pasipriešinimas ir vėjas. Nu, bet dar nepasiduosim. Dar kažkur tai va iki ten. Apie 10 mylių. Iki ten, kur tamsu. Va. Як Чорна Юра. Iha! Nu, kelionė buvo ne iš lengvų, bet jau tenka sustot, nes daugiau tai jau be šansų numint, jau temsta. Va, tokį galą reikia ateit, nes jūra traukiasi labai sparčiai. Mums dar iki ten va, rytoj mint. Bordus paliksim čia, nieks čia jų neims, nieko nėra. O vėliau parodysiu, kur mes nakvosim. Iš tikro nerealiai mes nakvosim šią naktį. Va, kokia mes šią naktį nakvosim. Namas kaip tik mums. Visą naktį čia čirškės paukščiai. Ojej, kiek čia. Idealis geras. Va, geras fermeris leido mums pernakvot čia. Sako, nėra problemų ilsėtis. Ačiū jam. O rytoj keliausim toliau. Malkučių pririnksim. Oi, kiek malkučių gerų. Ai, ai, ai. Dar vieną radau. Yeah. Nu va, ir gut. Per galvą sautrinką. Oi, koks stiprus. Labas rytas. 5. plaukimo diena. Jūra pavogė iš mūsų viską. Nuplovė maistą, nuplovė įrankius. Likom be kavos. Nu, žodžiu, kažkaip išgyvensim šiandien. Labai šalta. Dar čiužinys prakiūro. Nu, ko neatsitinka tik gamtoj. Tai va, tai beveik be miego, bet plauksim dar turbūt 10 mylių spėjau minimum. Ir kol dar irgi nežinia kaip, nes čia klamsynė. Oi, Dieve padėk, žodžiu.
Newport. Iha. Judy, seni, Judy. Šok, davai. Ніхуя. Давай. Оп. Jau kojų nejauti, ne? Dar biškai paplaukiam prieš upę. Va, prieš upę. Bet eina kaip upė. Žodžiu. Plaukiam prieš srovę. Bet kol kas srovė yra, nes jūra stumia mus iki 5 valandos, dabar 3.